Gerą dieną, geriai žmonės. Ką jūs? Aš tai darau savo kambarį. Dabar man reikia plovimo įrankių. Peristroikės. Valausi, siurbliuojasi, dulkės valausi. Negaliu taip gyventi, tiesiog mane, nežinau, įeini į kokį urvą. Negaliu, aš nemoku žodžiu. Įsisiurbliuosiu lovą, atsistūmiau visur, plintusis, nusisiurbliavau, nusiplausiu viską, išsivalysiu, žodžiu. Biškai reikia pasivalyti. Pilna tų dulkių, tai negaliu man. Šiurpas krečia. Tai va, susitvarkysiu kambariuką, eisiu įsiplauti. Ir prasidės vėl nauja diena. Nauja diena, o čia gal buvo, čia gal tie kambariai švaresni. Nu, atrodo gal švaresni. Gal čia plauta buvo kažkada. Gal reikėtų tiesiog persikraustyti į kitą kambarį. Nes ir čia laisvas. Čia ir kilimas yra kažkoks. Ramiškai. Net nežinau dabar. Žodžiu, reikia pagalvoti. Ką, sveiki, dar kartą sveikinuosi. Tada kambarį susitvarkiau. Jau jaučiau, kad sergu. Bet tada jau užėmė visai, tada jau visai dar kitą dieną. Tai... Bet žodžiu, ir problemų, sergu. Šiandien tai šis ryte buvo blogai. Šalčių drebėjau jau netgi. Vaistų nelabai turiu. Bet darbai, nu, kažkaip, nežinau. Nėra, nu, ta prasme, yra blogai, bet nėra taip blogai, kad kaip vakar, pavyzdžiui, tai kol nuvažiavau, tai žiauriai blogai jaučiausi. Atrodo, kad načiur, bet prasidirbi, atrodo geriau. Tada jauti, pasimiršti kažkaip, kad sergantis esi. O šiandien tai irgi ryte, nu, tai grįžau vakar 11, po 12 nuėjau miegoti, atsikėliau 5, nebėjau užmigti. Šalta buvo, nežinau, net kur dėtis, toks drebantis. Tai iki 8 prasivarčiau, išgėriau teraflų, paskutinį 3 turėjau pakelius teraflų, visus išgėriau jau. Tai lygtais taip biškį atleido, nuo skausmo visų išgėriau, tai taip prakimarinau iki pusė 12 dienos. Tai užkandau ir ką, važiuoju dabar į darbą. Tai čia net nelindau į dušą nieko, gal sakau, kad daugiau nepertrūktų ar kažką, nežinau. Bet šiandien daug prasčiausia diena. Bus pertraukę kažkur kelionį. Jaučiau, kai atvažiavau, kad čia kažkoks toks kirbena man. Bet galvoju, nu tiesiog sloga. Klimato kaita ar dar kažką, bet užčiupo tai užčiupo. Tai va, tokio dalyškių. Žodžiu, neturiu jėgų nei filmuoti, nei jėgų, nei noro, nieko. Tai spėju, kad susimatysim dar sekančią dieną. Nu gal pafilmuosiu kažką, bet nežinau dar kiek ir padirbsiu šiandien. Tai sorry, bet yra kaip yra. Čia yra, kur gyvenu, tai jokios vaistinės nėra. Tai reikia važiuoti iki to, gal spėju, į Laksfelę. Ir pabandyti kažkų vaistų nusipirkti. Bet tai čia, žinau, aš turiu tos vaistus. Vienas vaistas visom lygom yra Paraset. Aš pats nuo skausmo turiu tų vaistų. Man neskauda, man temperatūra tikriausiai kyla. Tai net tai buvo, gal dabar ir neturiu. Dar gal tebe veikia tas teraflų, nežinau. Nes lygtai sienų mušu šiek tiek temperatūros. Bet spėju, kad jo reikia paliekti iki šitos vaistinės. Ir pasižiūrėti vaistukų. Gal kažką duos. Nes būtų gerai pasveikti. Nesinorėtų čia taip. Nesinori nei į darbą eit, bet nesinori nei namuose gulėti toks. Taip atvažiuoji tą mėnesį, tai dar jeigu savaitę prasimuliuoti, tai kažkaip nieko gero. Na, aišku, jeigu jau bus visai blogai, tai jau nebus pasirinkimo.
žodžiu. Na, atlikiau iki vaistinės. Spėkit, kokių vaistų davė. Kaip ir sakiau, Paracet. Nu, paracetamolis, ta prasme. Gal ir nereikia stipresnių, aš nežinau, ta prasme, jokių. Palau, Lietuvoje būtų Gripeksas ar kažkokie tokie. Kažkas panašaus. Sakė, 2 tabletės 3 kart per dieną, tai turėtų numušti karščiavimą ar turėtų pagerėti. Tai šaunu porą tabletikių ir varau pakeisti kolegą. O paskui žiūrėsim, kaip kas, ką man čia bus. Dar vaistų nusipirkau nuo slogos. Senai benaudojau šitos. Anksčiau tai daug purkšdavau, senai savo. Belė kiek iš tikrųjų. Visas tu pastoviai būdavo. Pripranti prie jų ir paskui purški. Na, jau senai naudojau. Žodžiu, varau. Take it real soon. You know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow. Come on, and move along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and move along. You gotta feel it, yeah, you gotta move along. You gotta feel it. Čia kaip šitoj pusėje, tai yra labai mažai tokių vietų. Šiandien nuskilo man biškį pasidžiaugti. O šiaip visas toks va reljefas ir va taip mums reikia pjauti. Vat akmenai, žodžiu, vat visai va taip va. Ir žiauriai lievai pjauti ir žiauriai daug valdymo ir jeigu nori gražiai nupjauti, čia turi, žodžiu, iš vieno taip va. Su to vairalas, tai ten čiuk, aukštyn žemyn. Ir duodi taip visą dieną. Žiauru. Čia nėra taip, kad padedi, kaip lygu, ir biškį pareguliuoji į vieną pusę, į kitą pusę, biškį aukščiau, biškį žemiau. O čia turi duoti, va taip, makaluoji. Biškį sustojau, kažkur grandinė nusimušo, vibruot pradėjo. Lialia, kad čia trumpa grandinė. Matote, kokia trumpa. Ir yra jų 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, turi būti 14. Šitoj pusėje gali ir gerai. Reikia užsiimt, prasilginti. O kartais atrodo geriau. Kartais, kai užspaudžia, tai stipriai. Va, parodysiu šitoj pusėje, koks dėkingas mūsų pjovimo reljefas. Va, čia taip ir pjauni, tokiais čia, nes visur čia reikės nupjauti. Čia įlysti, na žodžiu, čia įdomiai. Dar čia nėra baisiai, bet dauguma vietų tai yra 100 kartų baisesnis. Gerai, prasilgint grandinę, nes toj sutems, o kai sutems, tai tada jau visai nieko nebesimato. Tamsu, pjaunė iš idėjas kažkur. O kai saulė šviečia, dar saulė šviečia iš tos pusės per tą dvigubą stiklą tokį, nes yra apsaugus, parodysiu. Apsauginis dar toks stiklas yra, kad neišmušti lango. Tai jis apdulka
saulė šviečia. Nuo medžių krenta šešėlis tarkim, iš šitos pusės, bet važiuoja atgal šitą pusę. Tai kai naktį. Nieko nematai, va, žiūri vos. Va, koks apsauginis stiklas yra padarytas. Tai vis pastovi nusivalai kažkiek su servetėlė. Bet, žodžiu, labai didelį atspindį duoda. O naktį, kai dirbi, susijungi visas šviesas, tas LED baras, kur yra viršui, tai, nes tas būna pasisukė šono, aišku, tai čia visur pradeda šviesti, kai atšvaitas gaunas. Na, žodžiu, vien problemos. Barė problemė. Gerai, prasilgint toliau, darbuotis toliau. Viskas baigiau. Užėjo, eik savo. Tai nebuvo, iš šalčio eina savo. Tuo iššaunu tablečių ir einu savo. Davai, gerą žiūrėjimą. Gal išliksiu gyvas. Na, čiūrta.